Žemė. Žydroji planeta. 70% Žemės paviršiaus dengia vanduo. Vanduo tai gyvybės ištakos. 70% žmogaus organizmo sudaro vanduo. 75% mūsų smegenų, širdies ir raumenų, 83% kraujo ir 86% mūsų plaučių sudaro vanduo. Kasdien mums reikia 2–2,5 litro vandens, kad visiškai patenkintume organizmo fiziologinius poreikius. Jei vandens kiekis sumažėja 2%, jaučiamės pavargę ir negalime susikaupti, o jam sumažėjus 9%, susidurime su rimtomis sveikatos problemomis. Tinkamas subalansuotas vandens kiekis būtinas gyvybinėms kiekvienos ląstelės funkcijoms užtikrinti. Vanduo tai gyvybės šaltinis. Tačiau kokį vandenį turėtume gerti? Kasdien dėl vandens trūkumo ar dėl užteršto vandens vartojimo miršta apie 25 000 žmonių. Jau nustatyta daugiau kaip 800 vandeniu perduodamų teršalų ir jų skaičius vis didėja. Daugybė vandenyje ištirpusių kenksmingų medžiagų kaupiasi mūsų organizme ir paskui sukelia ilgalaikes lėtines ligas. Po kelerių metų pastebėję simptomus, dažniausiai nesiejame jų su geriamo vandens kokybė. Vandentiekio vandenyje gali būti gyvsidabrio, cinko, kadmio, švino, arseno, vario, geležies, chloro, pesticidų, nitratų, nitritų ir radioaktyviųjų elementų. Galbūt geriau gerti vandenį iš butelių. Ar gertumėte prieš mėnesį išpristytą vandenį ir dar mokėtumėte už jį? Ar jums patiktų kasdien nešioti papildomą svorį? Ar kada nors susimąstėte, kiek atliekų susidaro iš tuščių vandens butelių? Gal geresnė išeitis būtų mechaniniai filtrai? Teršalai, apnašos, nuosėdos, chloras. Chemikalai, toksinai, sunkieji metalai. Štai kur išeitis. Galite turėti kaip krištolas tyro vandens, koks randamas tik tai gamtoje. Manote, kad tai nelabai patogu, gal net visai neįmanoma, nes gyvenate toli nuo ledyno? Bet tai tikrai paprasta. Įsigykite Akviną, visų vandens šaltinių karalienė, ir turėsite krištolo tyrumo vandens šaltinį tiesiog po savo virtuvės kriaukle. Kaip veikia Akvina? Pirmas etapas – 3 didelio našumo pirminiai filtrai. Pirmasis nuosėdų filtras skirtas 200 mm skersmens ir didesniems dalelėms filtruoti. Antrasis – 4 kartus tankesnis nuosėdų pirminis filtras, skirtas sulaikyti dalelėms nematomoms plika akimi. Aktyvuotos anglies adsorpcinis filtras pašalina chlorą, lengvas mikrodaleles ir kai kuriuos organinius teršalus. Antras etapas – pusiau pralaidi osmosinė membrana, filtruojanti vandenį molekulių lygmenį. Jos akučių skersmuo vos 1/1000 žmogaus plauko skersmens. Ne chemikalams, organinėms medžiagoms, toksinams, sunkiesiems metalams, trihalometanams, biologiniams teršalams ir šimtams kitų teršalų, kurių gali būti ištirpusių vandenyje, kurį geriate. Atvirkštinis osmosas – tai šiuo metu tobuliausia ir patikimiausia vandens gryninimo technologija visame pasaulyje. Trečias etapas. Išvalytas vanduo leidžiamas per galutinį aktyvuotos anglies filtrą, kuris pašalina kai kurias lakiąsias medžiagas ir pagerina vandens skonį. Nė vienas vandens filtras nėra toks veiksmingas kaip Akvina. Tik Akvina filtruoja 96–99% teršalų. Naudodamiesi Akviną galėsite būti tikri, kad vartojate švarų vandenį. Krištolo tyrumo vandeniu galite mėgautis ir namie. Pasirūpinkite, kad jūsų vaikai gertų sveikiausią vandenį, plaukite jo vaisius ir daržoves, gaminkite su juo visus patiekalus, ruoškite kūdikių maistą. Atsigaivinkite gurkšneliu švaraus vandens ir biure. Vaišinkite savo klientus krištolo tyrumo vandeniu.
Įsitaisykite krištolo tyrumo vandens šaltinių savo virtuvėje. Akvina, visų vandens šaltinių karalienė, gyvybės ir sveikatos šaltinis.